naujas video apie dar vieną Lietuvoje garvežį. Vat kaip matom, jisai yra vaikų stovykloje buvusioje, dabar jinai jau neveikia. Ir va, štai atrodo taip jisai. Truputėlį tik tai vakarėja. Gali čia viskas tamsiai gautis. Gal garvežys L serijos. Pažiūrėsim, gal iš kitos pusės kažkas geriau pasimatys. Va čia gal pavyks užlipti. O baba. Gražiau pasimatys. Lempas uždengtas. Matas kažkada buvo biškėt restauruotas. O dar tuo pačiu vandentiekio bokštas. Gražus. Taip, iš šitos pusės kas čia pasimatys. Taip, Lietuvos geležinkelio ženklas uždėtas. Įspūdinga vaikams į tokią stovyklą buvo atvažiuoti. Mano žiniom, ir siauruko bėgiai buvo, gal ir yra toks garvežiukas važiuodavo, mažiukas vaikiškas, su 13 vagonais. Tai va, dabar liks tik atmintis. Čia truputėlį matos pabandyta parestauruoti, kad gražiau atrodytų, gal buvo jau išrūdyje, bet vaizdas yra geras. Vis tiek. Vaizdas yra. Prieisim biškį iš arčiau. Matos ir apšviestas būdavo naktį. Turėtų gražiai atrodyti. Pagal metus 53 metų. Kaip čia jie transportavo, įdomu. Pažiūrėsim, kas čia parašyta. Taip. Garvežys serija L. Nuo 46 iki 55 metų gamindavo. Eksploatuotas Lietuvoje ne taip ir seniai šiai palyginus. Nuo 67 iki 76 metų. Įdomiai. Kam šitas skirtas, įdomu. Ai, man atrodo, užkelti ant bėgių. Jeigu nuredėjo nuo bėgių ar dar ką. Man atrodo taip. Tradiciškai golėvietės pažiūrėsim. Opa. Tai va toks garvežiukas. Vienu žodžiu. Bus prisiminimui. Mes atkeliavo iki Ignalinos. Įdomu. Netol čia geležinkelio linija eina, tai
gal nesunku buvo ir atitransportuoti iki čia. Nes va, ten iš kokių 500 metrų kaip tik eina linija, tai kažkur gal stotis irgi netoli. Tai tiek norėjau parodyti apie tokį garvežiuką.